Kiek stipriai skiriasi įrengimo kokybė Lietuvoje ir kažkur užsienį. Tai kas ruoštės investuoti nekilnojamą turtą užsienį, tai įsivaizduokit, čia pavyzdžiui yra Uzbekistane priduotas jo objektas, tai va taip padarytos plytelės, čia silikonino, čia paskui tada, gerai bus normaliai. Čia irgi, pavyzdžiui, mes Lietuvoje galvojam, kaip plyteles padaryti ar 5 laipsnių kampu, ar kampuką dėti. Čia tiesiog pabam sumetė, viskas normaliai. Čia apie tokius net nešneku, kad normalu visiškai. Čionais irgi. Pas mus Lietuvoje šiaip yra labai aukštas kokybės standartas įrengimui, remontui ir panašiai. Tai mes esame pratę, kad viskas yra padaryta labai tvarkingai ir gražiai. Bet daug kur užsienį taip nėra iš tikrųjų. Tai jeigu pradeda investuoti nekilnojamą turtą užsienį, iš pradžių gali būti truputį šokas, bet paskui reikia tikrinti objektus, nes jie yra gerai įrengtų, bet yra daug įrengtų ir taip pat žiauriai kitaip negu pas mus. Tiesiog standartas yra visiškai kitoks. Tai pas mus Lietuvoje, pavyzdžiui, su tokiu niekaip nepraeito. Čia įsivaizduokit, čia yra apynauja statyba ir čia yra naujas įrengimas, nesenas. Ir jis yra priimtas ir tiko. Pasekit mane, jeigu norit daugiau naudingos informacijos.